suskystintų naftos dujų akcizą nuo 0 iki 300 eurų už toną, tai čia buvo, aš nežinau, čia už tai, manau, Simonas Gentvilas turėjo atsistatydinti. Čia tokią nesąmonę padarius, tai turi būti politinė bausmė, turėtų vaikinas grįžti į Seimą ir ramiai pasėdėti iki rinkimų Seime ir negalima jam leisti būti ministru. Tai čia mano, aišku, asmeninė nuomonė. Ir tai sukėlė žymų pasipiktinimą, nes daugybė žemės ūkio verslo naudoja tas suskystintas naftos dujas ir jiems nori pakilo žiauriai. Vat sugalvojo ten ministras su viceministru kažkokiu, ten mačiau per televiziją, dar kažkoks viceministras aplinkos aiškino, žodžiu, vaikinai turėtų eiti į polisį ir matyti. Jie daro savo darbą. Sakykim taip, reiškia, Gentvilas ministras daro savo darbą, jisai kovoja už žaliąjį kursą kovoja. Latvijoje akcizas nulinis, Vokietijoje 45 eurai už toną, pas mus 300 padarė, tai koks čia darbas, čia yra kvailystės, čia yra, švelniai tariant, klaida, o ne švelniai tariant kvailystės. Tai tiek negerbti savo verslo, tiek negerbti savo visų socialinių grupių, kurios susijusios su žemės ūkiu, tai, ta arogancija, pavyzdžiui, Simonas Gentvilas skirtingai nuo tėvo pasižymė aroganciją ir gaila, ir man atrodo, jisai savo pasigadins karjerą politinę. Negalima tokiu būti arogantišku ir taip kalbėti, jis aiškina, kai kėlė akcizą dyzelinui, jis kaip toks kaip tėvas tautos aiškina, kad čia mes turim kovoti dėl, palauk vaikinę, tu suvesk visus veiksnius ir tada kažką daryk. Akivaizdu, kad jisai truputį prarado realybės jausmą. Ir tą realybės jausmą, manau, tie mūsų vyrukai su traktoriais gal gražins šiek tiek. Jau matyt, jie nereikalaus, kiek sportavo vakar, žiūrėjau žinias, jie nereikalaus jokio ministro atsistatydinimo, nei Navicko, nei Gentvilo, bet gal kažkiek realybės jausmą gražins. Ir dar jeigu mes tai galim politologiškai, tą analizuos reikia, nes nieko neišmanom apie tą žemės ūkį, bet mano galva, aš vakar taip žiūrėjau žinias, mano galva Šimonytė daro klaidą, kad neina į susitikimą su ūkininkais.